Čia radau skelbimą dėl tinkamo marketingo. Aš esu įsilavinęs, aukštą mokslą baigęs, ta prasme. Palaukit, dabar 12 valandų tiesiai iš kur skambina. Nu, žinokit, ta prasme, valandos nereikšmingos, kaip, ta prasme, mokslas baigtas toks aukštas. Tai, ta prasme, aš noriu normaliai įsidarbinti ir dirbti, o jūs apie valandą šnekat. Noriu pašnekėti, tiesiog padirbėti. Jūs norit dirbti kokį darbą? Bet kokį. Valytojų noriu. Ne, čia iš tikrųjų čia yra verslas, nuosavas verslas. Amway. Tai yra ginčinis marketingas su ekologiškais produktais. Namų priežiūros, vitaminai, maisto papildai. Iš telefonu dabar jums naktį tikrai nepapasakosiu. Iš kokio miesto skambinat? Iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Šiandien tik buvo susitikimai Vilniuje. Bet tai iš Vilniaus aš skambinu laikinai, nes į Norvegiją dabar, va toj grįšiu vėl, tai skambinsiu iš Norvegijos toj po... Žinokit, iš tikrųjų, gal galėčiau iš jums, gal jūs parašytume savo elektroninį adresą, kažkaip susisieksim rytoj, nes dabar tikrai iš... Ne. Čia papasakos. Nichuja. Ne telefonu, čia kažkaip reikia kažkur arba susitikti, arba... Ne. Kad galėtumėt pasižiūrėti. Ne. Nesigaus. Man reikia būtent dabar pašnekėti su tim. Aš ieškau darbo ir vienu žodžiu draugės gyvenimo. Kaip sakot? Nu, ieškau. Atsiprašau. Gyvenimą draugės ieškau. Tikrai neto klausimų tada. O tavo balsas bus fainas, žinok. Nu, man gėda, atsiprašau, kad tai pasakysiu, bet pas man, nu, kažkas kelnėse juda.